Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininko pirmojo pavaduotojo Gintaro Steponavičiaus laisvalaikis – krepšinis. Nors kartais tenka ir pralošti aikštelėje, kaip ir politikoje, jį veda siekis laimėti. Politikoje pasitaiko nervinės įtampos, kartais barnių, kartais vien popierių vartymas ar mygtuko spaudimas yra kainuojantis psichologinių pastangų. O po to yra krepšinis, po to yra gera aikštelė, kaip čia viename Vilniaus miesto pakraščių, yra senų draugų komanda, yra jaunimas, su kuriais kartais gali suremti ragus ir išbandyti save kitame. Ir po to supranti, kad tu vėl pasikrauni baterijas ir darbus, kurių tikisi iš politikų, tu padarysi geriau. Tas užtaisas nuolatos pirmauti ir nugalėti yra kaip kažkoks variklis tavyje. Pagauni save, kad net ir po krepšinio ar žaisdamas krepšinį nenori atsilikti čia. Bet šalia to sakai, na ir kas, kad šiandien praloši galbūt jaunesniems ir miklesniems. Bet politikoje turi laimėti idėjos, turi laimėti komanda ir stiprios asmenybės. Esu tikras, po 2 savaičių mes tai patvirtinsime ir sulauksime rinkėjų paramos.